Pastarąsias kelias savaitės mes turėjom galimybę išklausyti tiek visokių nesąmonių. Ponas Vaitkus yra labai akivaizdžiai iš esmės atkartoja Rusijos užsienio politikos ir apskritai rusų pasaulio naratyvus. Akivaizdu, kad pono Vaitkaus pozicija yra, kaip sakyti, visiškai kitokia Rusijos atžvilgiu. Kardinaliai kitokia negu kitų kandidatų. Nu, akivaizdu, kad ji yra palanki Rusijai. Akivaizdu yra. Tai čia turbūt nėra nieko keisto. Jūsų, norėjau pasakyti negražų žodį, jūsų nerealus hipotetinis variantas sąlygoja nerealų hipotetinį atsakymą. Atkartoja visiškai Putino visą retoriką ir argumentaciją. Tai atkartoja realybę. Aš matau save kaip prolietuvišką, o daugumą kitų aš matau, kurie atstovauja tam tikrom interesų grupėm. Ir tada sakoma, kad Vaitkus yra prorusiškas, nes jis kalba teisybę. Visų valdančiųjų ir čia esančių pozicija yra, kad tai, ką galima pasiekti, tik tai po karo laimėjus karą. Mano pozicija yra visai priešinga. Galima sustabdyti tą karą ir taiką pasiekti dabar, be karo. Problema yra tame, kad aš dalyvauju dėl to, kad nėra už ką balsuoti. Taip, už ką balsuotumėte, jeigu nedalyvautumėte? Nėra už ką, užtat dalyvauju pats. Aš esu apgynęs žemdirbius visus Lietuvoje, jie gavo tiesioginių išmokų 2016 metai. Visi Lietuvos žemdirbėjai per mano bylą ES teisingumo teisme laimėjo 10% tiesioginių išmokų papildomai. Tai aš žmonės ginu, tai duok Dieve, kad kiti taip gintų ir kiti rūpintųsi žmonėm, kaip aš ginu. Nu, ponas Vėgėlė negali nemeluoti tiesiog. Arba skundžiasi, arba meluoja. Man baisu, kas čia vyksta. Gerbiamas Vaitkau, ten apačioje parašyta Maskva, Kremlius. Taip, aš jums galėsiu kopiją perduoti, nes jūs tik tai apie Maskvą ir galvojate. Vesdami šitą propagandą dezinformacinę prieš šitą konvenciją, jūs iš esmės skleidžiate rusų pasaulio tiesas. Tie argumentai, kuriuos mes girdim nuolat. Jeigu jūs prieš partnerystę, jūs kaip rusai. Jeigu jūs prieš Stambulo konvenciją, jūs kaip rusai. Jūs ten dar prieš kažką, jūs kaip rusai. Nu, absurdas. Nu, kiek galima klausyti tokių nesąmonių. Nu, kolegos, aš sakau, pritariu Andriui.